Knygoje Jurga tarsi mozaika sudėliota žinomos rašytojos, dailininkės, keliautojos, visuomenės veikėjos Jurgos Ivanauskaitės portretas. Ją pažinojusių, su ją draugavusių, dirbusių, keliavusių, ją mylėjusių žmonių pasakojimai nuoširdūs ir atviri. Juose nesumeluoti šilumos ir meilės jausmai. Ir tikrai pasisakymuose nerasite popsinių gaidų, pozų ar kaukių. Jurgos gyvenimas tai buvo tiesiog misionieriškas, jai pačiai to nežinant. Jinai būrė aplinkui įvairiausių žmonių ratą. Ir knygoje tas principas ir yra toks sudėliotas. Nuo pačių, kaip pasakyti, nuo pačių žymiausių, sakykime, ir tibetologų, hinduistų, katalikų kunigų, iki Vilniaus Užupio save įvardinančių marginalais žmonių. Jurga Ivanauskaitė, kūrėja, be kurios neįsivaizduojamas 20-ojo amžiaus pabaigos, 21-ojo amžiaus pradžios Lietuvos kultūrinis bei visuomeninis gyvenimas. Nors amžinybėn iškeliavo beveik prieš 2 metus, jos asmenybės švytėjimas ir įtaka amžininkams neblėsta. Sunku kalbėti apie dukrą kaip apie asmenybę. Žinoma, aš labai džiaugiuosi, kad jinai daugelį domina ir jos kūryba, ir jos asmenybė. Ir dabar tikrai pradedu suvokti, kad buvo neeilinis reiškinys ir neeilinis žmogus. Tad koksgi Jurgos portretas iš tiesų atsiskleidė knygoje. Subtilus, gilus, įvairiaspalvis, netikėtas, dramatiškas, moteriškas. Visi šie apibūdinimai būtų teisingi, tačiau vis tiek nepakankamai. Anot leidinio sudarytojos poetės Dovilės Zelčiūtės knyga tarsi ledkalnis. Garsios menininkės portretas susidėlioja dažnai iš užuominų, punktyrų, pustonių.